skaičiau viceministro ten pamastymus apie reiškia, artimą aplinką ir apie buveinės. Yragi buveinės įskirtos po visą Respubliką, ne vien saugomose teritorijose. Jos yra įskirtos, kaip mes vadinam, geoportalinės buveinės. Geoportalė, jos yra. Jos yra, reiškia, kodėl jos ten yra. Jos kažkada atsistos kaip saugomos. Tai įsivaizduojat, koks kiekis medienos vėl užstriks. Ir čia yra tokia kaip mina pakišta, įlaukia tinkamo momento, o jeigu mes tylėsim, tai žinokit, vat, ir tos medienos neturėsim. Tai vat su šitais. Dabar, mačiau parašyta, yra čia iš draustinių iš 3 grupės pervedimas į 2 grupę. Geomorfologiniai draustiniai. Ane? Kategorija. Kas yra geomorfologinis draustinis? Va žinot, kas jis yra. Tiesiog va, reljefas, kalnuotas reljefas, čia pas mus Dzūkijoje. Visa Dzūkija yra geomorfologinis draustinis. Visa. Juos išskyrė, aš žinau, kaip išskirdinėjo. Išskirdinėjo, nu va čia miškas geresnis anais laikais. Nu va čia šitą darom draustinį. Kokį? Nu, kalnuotą darom geomorfologinį, ne? Ir dabar 3 grupė, dabar metam į 2 grupę tą draustinį geomorfologinį. Iš principo, ten kalnuotą, tai netgi reiktų gal plynai iškirst tokiam draustinį, kad kokia kopa susiformuotų. Viskas į atvirkščią pusę daroma. Tai vat kaip su tom saugomom teritorijom yra. Čia, sakau, tokių keistų dalykų yra. Ir viskas slepiama ir paskui vat pateikiama per šitą. Bet, sakau, su kompensacijos pinigais jų ir taip nėra. Ir tikrai netokios sumos bus, patikėkit manim. Nes jeigu vienai valdai 100 000, nu tai apie ką mes šnekam?